mielas, anksti rytą kelias, skirk jai valandėlę. Moteris tai žodis, tik suspėk galvoti, liežuviu lyg kardas, nuginkluos antrus. Jei vyrai žinotų, ko moterys nori gyventi darno, jie galėtų lyg soties, bet ko nori moterys pačios nežino, nes jos įsimyli lėčiau negu vyrai. Ko nori moterys? Ko nori moterys? Ko nori moterys? Niekas nepasakys. Viską mačiau ir išvažiavau visam pasauly, aš visų tautų gražuolis pažinau. London, Berlin, Ryga, Paryž, Talin. Nors Gregorių aš nemažą sutikau, tik Lietuvoj savo idealą užtikau. Lietuvaitė kėlė gražų lakų, dantų maksas spalva tavo spalvų, tavo akys dantų mėlyna, jos kaip solai žyrytė Lietuvos. Lietuvaitė sapnuoju į tave, tavo akys galėjo dać mane. Lietuvaitė aš tavo vergas, mano širdis priklauso tau. Escuta,
Vasarodamas aš kaime, Piemenaitę pamilau, ir skaisčiai raudoną rožę, gražią dovaną gavau. Ir skaisčiai raudoną rožę, gražią dovaną gavau. Gulėdamas aš ant šieno, Piemenaitę sapnavau. Anksturėtą valandą gandams, jos jo žvilgsnį sutikau. Anksturėtą valandą gandams, jos jo žvilgsnį sutikau. Miesto planos dekoltuotos, jose laimės neradau. Piemenaitę prisiminęs, liūdnas dainas dainavau. Piemenaitę prisiminęs, liūdnas dainas dainavau. Jau žirgeliai pabalnoti, įgalinga miesto link. Piemenaitė ašaroja ir vis prašo tik atmink. Piemenaitė ašaroja ir vis prašo tik atmink. Jos veidai skaisčiai raudoni, šviesus geltoni plaukai, sužadėjo mano širdį, širdį veria vien skausmai. Sužadėjo mano širdį, širdį veria vien skausmai. O jūs akys, jūs mėlynos, ar jūs mylit, ar jūs ne? Jei nemylit, atsiskirkit, nekankinkit jūs manęs. Jei nemylit,
kad pinigai sugrąžins į jaunystę, kad sugrąžins aistrą, meilę, jausmus. Kaip tau atrodo po šitos dainos? Ne, Brigita, ne. Aš puikiai suprantu, kad jokie pinigai nesugrąžins mums jaunystės. Betgi prisiminimus tai galime susigrąžinti. Šitą tai galime dabar, čia, vietoje. Tai reikia pakviesti mums mūsų mėgiamą Ukmergės kultūros centro folkloro ansamblį Vėliava, kuriai vadovauja Vilma Mulevičiūtė Sabaliauskienė. Kas ne? O jie tai padaryti moka. Gero klausimo, mėly kunigiškiai. Mes jums grąžinsim.
bus raudoni labai gražūs, tiek sunku bus išsirinkti, nes kojytės labai mažos. Aš nutiksiu patuktus tau, bus raudoni labai gražūs, bet sunku bus išsirinkti, nes kojytės labai mažos. Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka, neroga, kojytės mažos, akys raudonos. Žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka, žiūrėk, kaip šoka, neroga, kojytės mažos, akys raudonos. Aš nunešiu meistrui Pero, kad sidabrų jos apaustų, kad šiltais įsivilėtų, ir kojyčių tau nespaustų. Aš nunešiu meistrui Pero, kad sidabrų jos apaustų, kad šiltais įsivilėtų, ir kojyčių tau nespaustų. Žiūrėk, kaip šoka, 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 nemoka, kojytės mažos, akys raudonos. Žiūrėk, kaip šoka, 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 nemoka, kojytės mažos, akys raudonos.
Visų pirma, aš neišleidau tų 500 litrų. Ir kitam konkursui, kitam festivaliui pradžia yra. O kad šitas įgautų dar didesnę reikšmę, turėtų dar daugiau spalvų, aš noriu sceną pakviesti Ukmergės kultūros centro direktorę Rasą Graužinėlę. Mieli šios gražios šventės dalyviai, romansų atlikėjai, žiūrovai. Beklausant šito koncerto, kilo tokia mintis. Vis dėlto kiek daug mes turime formų išreikšti savo jausmui. Tai gražus žodis, švelnus prisilietimas, gėlės žiedas, iš širdies parašytas laiškas. Bet vis dėlto sutiksit su manim, kad romansai, šis melodramiškas lyrikos žanras yra pats geriausias visų jausmų atspindys. Niekas negali būti abejingas dainai, į kurią sudėta viena ar kita gyvenimo istorija. Ji graudina, ji jaudina, ji sukelia prisiminimus ir norą kažką patirti dar panašaus. Vis dėlto, koks neįtikėtinas yra tas gyvenimas. Gali dienų dienas, mėnesius, metus nepatirti jokio jausmo ir staiga prasiveria duris ir užplūsta visa jausmų lavina. Taigi, mielieji, čia atvykę iš įvairių miestų romansinio dainavimo atlikėjai, dėkoju Jums nuoširdžiai už šį žiemos reveransą, už tą suteiktą viltį, kad patys gražiausi dalykai gyvenime gali nutikti tada ir tada, kai jų ir nebesitikė. Ačiū Jums. Dėkoju už nuostabius, nesenstančius, pilnus meilės ir nostalgijos romansus regioninėje šventėje Ukmergėje žiemos reveransas Molėtų kultūros centro folkloro ansambliui Malkesta ir jų vadoviai Audronijai Kibickienei. Nuoširdus ačiū Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansambliui Viešia ir jų vadoviai Jolantai Balnytei. Ačiū, kad pas mus atvažiavot ir taip gražiai padainavot Panevėžio kultūros centro folkloro ansambliui Pulkelis ir jų vadovui Alpui Mulevičiui. Didelis padėkos žodis ir Elektrėnų kultūros centro folkloro ansambliui Runga ir jų vadovams Rūtai Vaičiakonytei Kveduk ir Vidui Dainiui. Žinoma, dėkoju šito renginio organizatoriams, sumanytojams, Ukmergės kultūros centro folkloro ansambliui Pineva ir jų vadoviai Vilmai Mulevičiūtei Sabaliauskienei. Ačiū Jums. Dainuokim visi kartu. Tikrai įsimokam nepaprastai gražią dainą apie vienišą pušelę. Pats tas vaikas.